Sveiki atvykę į Massey Ferguson vaizdo įrašų seriją How-To. Šiame vaizdo įraše kartu nagrinėsime, kaip naudotis MF Guidance Solution automatinio vairavimo funkcija Go mode. Norėdami pradėti, įeikite į vedimo sistemos žemėlapį. Kiekvieną kartą užvedus traktorių, vedimo sistema išjungiama. Norėdami ją įjungti, tiesiog spustelėkite tam skirtą mygtuką multipad svirtyje arba ekrane. Tada patikrinkite, ar priimamas signalas, o tai gali užtrukti kelias minutės. Dabar pereikime prie važiavimo režimo naudojimo. Spustelėkite bet kurią žemėlapio vietą, tada mygtuką Go eiti esantį orientavimo meniu. Jei pasirodo iššokantis langas, vadinasi, traktoriaus nejudinote nuo variklio paleidimo. Spustelėkite OK, pavažiuokite kelis metrus, tada vėl spustelėkite Go. Tada pasirodo meniu įrangos nustatymas. Patikrinkite, ar nustatymai teisingi ir jei reikia, pakeiskite juos. Jei norite sužinoti daugiau, galite pažiūrėti MF How-To vaizdo įrašą apie įgyvendinimo profilius. Norėdami tęsti, paspauskite OK. Tada iš 3 siūlomų parinkčių pasirinkite norimą kreipiamosios linijos tipą. A bei linija, linija su kryptimi arba kreivė. Pradėkite nuo A bei linijos pasirinkimo. Nuvažiuokite į pradžios tašką ir paspauskite piktogramą O. Tada pavažiuokite bent 10 metrų iki bei padėties taško, paspausdami pasirodžiusią piktogramą. Šiai naujai linijai taip pat galite suteikti pavadinimą, kad būtų lengviau ją rasti. Sukurtos orientacinės linijos rodomos ekrane. Tada važiuokite į priekį ir įjunkite automatinį vairavimą paspausdami mygtuką Guidance Engagement vairavimo įjungimas ir traktorius automatiškai pradės sekti šiomis naujomis linijomis. Dabar pereikime prie antraštės apibrėžtos linijos. Pasirinkite šią parinkti, važiuokite į pradinį tašką. Nukreipkite traktorių norimą kryptimi jūsų posūkio taško atžvilgiu. Rodomas krypties kampas. Jei reikia, galite jį pakoreguoti rankiniu būdu ir paspausti mygtuką Validation patvirtinimas. Tada spustelėkite tašką O. Ekrane pasirodys naujos kreipiamosios linijos. Galiausiai pasirinkite lenktą kreipiamąją liniją. Nuvažiuokite į pradinį tašką ir paspauskite įrašyti. Tada važiuokite pagal norimą trajektoriją. Jei reikia, bet kada galite perjungti į tiesiosios linijos režimą naudodami mygtuką pauzę pristabdyti. Tuomet, jei reikia, mygtuku play galite vėl persijungti į kreivės režimą. Galiausiai paspauskite mygtuką stop, kad patvirtintumėte trajektoriją. Pasirodo naujos kreipiamosios linijos, kurios apskaičiuojamos pagal nubrėžtą atskaitos liniją. Dabar jau galite visapusiškai naudotis šią funkciją lauke. Atėjo jūsų eilė išbandyti.